Daugiau apie sielos struktūrą. Noriu vėl pasakyti, kad siela, dvasia ir kūnas yra ta pati energetinė struktūra. Kuo skiriasi, tai įsivaizduokit taip, kad kaip mes turime vieną kūną, ne? Viskas mūsų yra kūne. Ir mūsų organai, pavyzdžiui, irgi turi skirtingas funkcijas, bet mes esame būtent vienis, teisingai, tik tai turime kitokius, pavyzdžiui, netgi sensorius, turime kitokios formos organus. Kaip ir viename kūne labai daug skirtingų energetinių struktūrėlių. Nes jeigu žiūrėsime, kad organą atskirai, tai yra tiesiog dažnių struktūra, tai yra energetinė struktūra žiūrint per eterį, ne? Mes kaip žmonės matome kaip organą. Tai vat įsivaizduokit, kad siela, dvasia ir kūnas taip pat yra lygiai tas pats. Yra vienis, tik tai turi kitokias funkcijas ir kitokią struktūrą pačios energijos. Kad prisitaikytų, pavyzdžiui, žmogaus kūnas prie Žemės programų. Nes žmogus turi turėti panašią struktūrą kaip ir Žemės. Kitaip žmogus negalėtų prisitaikyti, kūnas negalėtų prisitaikyti gyventi čia. Ir dabar pažiūrėkime iš tos pusės. Kai mes žiūrime į sielą, dvasią ir kūną, dažnai žmonės atskiria todėl, kad kai kurie ir mato atskirai ir galima taip sakyti, kad yra tie trys sluoksniai. Tačiau tai vis tiek yra vienis, kaip ir mes iš tikrųjų visi esame žemėje šitoje kaip vienis. Tik tai mes žmonės, kaip esame atskiri kūnai, ne? Atskiras mąstymas, mūsų protas yra kitoks. Mes visi individualūs, bet mes vis tiek esame sujungti, kaip be norėtume ar nenorėtume. Mes vis tiek esame sujungti vienas su kitu. Todėl ir yra kolektyvinė sąmonė, kolektyvinė pasąmonė. Todėl mes ir galime skaityti Žemės taip pat sąmonę ir pasąmonę. Ypač šito ciklo, kuris aš matau, kad ciklas yra 120-150 metų. Tai vat, kai siela reinkarnuojasi į Žemę, patirtis nori pasiimti, aš matau, kad yra trys netgi, kaip čia pasakyti, evoliucijos laipteliai. Tai pirmas laiptelis yra tas, kad kalbame apie ciklą, ne? Nes nebūtinai, kad siela gali būti sena, bet jinai reinkarnuojasi į tam tikrą ciklą naujai. Tai vat ir bus, galima sakyti, tame cikle nauja. Kai reinkarnuojasi į naują ciklą, reiškia, kad šitos patirtis yra daugiausia tokias lengvos, nes šitas žmogus nėra dar prisirinkęs daug programų, tačiau jis taip pat yra naivus tame sluoksnyje. Gali tokiam žmogui labai nesisekti, o galim sakyti, kad jam labai gerai sekasi, kadangi jisai yra naivus ir nežiūri ir nepriema taip aštriai tų visų programų, jisai tiesiog, yra kaip yra ir man nusispjauti. Žodžiu, yra toksai kaip dualumas netgi tame, aš kaip matau, kad vieni žmonės labai gerai praslysta, o kiti žmonės labai pakliūna dėl savo netgi naivumo, nes patiklus yra. Tokios sielos yra labai patiklios, naivios, nes jos nežino, galima sakyti, dualumo koncepto. Kodėl dualumas yra svarbu suprasti? Kai žmonės galvoja, kad Žemėje turėtų būti rojus, tai nieko panašaus. Žemėje ir yra dualumas ir tu esi gabus tuo met, kai tu pažįsti duality, tai yra dualumą. Tik tuo met tu gali eiti į antrą laiptelį. Tai reiškia, kad kai tu pažįsti mirtį ir gimimą, čia toksai banalus, ne, bet pavyzdžiui, ką reiškia prarasti ir turėti, pavyzdžiui, mylimą žmogų, ne, ką reiškia daleiskim, būti paliktam ir palikti. Kai važinai šitas dvi pusės, tada tu reiškia, kad pažįsti tam tikro dualumo
galim sakyti, struktūrą į viename. Nes visada yra kiekviename daikte, kiekviename žingsnėje mes turime dualumą. Kaip pavyzdžiui, pavydas, ne? Pavydas gali būti, kad aš pavydžiu, nes aš irgi to noriu, o kitas pavydas, kai būna, kad aš pavydžiu, bet tu žiūrėk, kaip prasisukai čia. Aš norėčiau turėti, bet aš nenoriu, kad tu turėtum. Yra ir tokios dualumas pavydė. Čia kaip pavyzdys. Gerai, važiuojam toliau. Tai yra pirmas laiptelis, kai siela mokinasi. Tai yra žmogus mokinasi. Galim sakyti, ir tada siela mokinasi. Jinai renka informaciją per būtent tą žmogaus avatarą. Antras lygmuo yra tada, kai jau reinkarnuojasi ir dažniausiai tokie žmonės, jie atsimena vaikystėje ir yra jausmas, kad jau jie čia buvę, nes pas juos yra tas dualumo, ta funkcija integruoti archyvai ir jie per tą dualumą, tą visumą dualumo, tai yra abiejų pusių, jie turi gebėjimų atsiminti. Aišku, priklauso nuo vaikystės, kiek yra užblokuota atmintis, nes būna, kad vaikai, jeigu yra erdvė, jeigu erdvė yra saugi, kad vaikas galėtų būti autentiškas, tada jisai kuo puikiausiai vystosi ir jo archyvai sielos yra atidaryti. Jisai gali jausti, kokia yra jo kelionė, nes kelionių per gyvenimą gali būti daug, tai yra kelių, ne? Mes neturime tokios kaip misijos, ką turime tiksliai padaryti, bet yra tie laipteliai, per kurį mes galime labiau suvokti, kokią mes funkciją kaip žmonės galime atlikti naudingą tiek savo, tiek evoliucionuoti, ne? Tiek galime įnešti indėlį į sociumą, tai yra į aplinką. Tai antras lygmuo yra toks, kaip aš matau, kad yra daugiau skirtas mokinti. Tai yra, jau tu esi toks, jeigu tu atsirakini informaciją, ne, kaip aš minėjau, kad jeigu yra erdvė tau atsirakinti visus archyvus, tu suprasi, kad tau reikia mokinti. Ir mokinti galima ne taip, kad tu kažkoks tai tampi ten spiritualinis gūrų, ne, ypač gūrų, ir realiai tu tenai jau nušvitęs visas, ne, ir esi, ir tu ten, aš žinau, kaip turi viskas būti. Ne, mokytojai tai yra tiesiog bet kokios informacijos perdavimas kitam. Ir tai nebūtinai turėti tokią kaip specialybę, tačiau gali būti žmogus, kuris iš vidaus, jisai tiesiog turi tą nuojautą, turi susisiekimą su savimi, jisai realiai orientuojasi žemėje ir jisai gali visiškai nebūti susijęs su energijomis, gali jisai iš viso net nedirbti kažkokio tai mokytojo darbo, jisai tiesiog gali tiesiog patarti žmonėm, jeigu jie klausia arba jeigu neklausia, būna ir tokių, ne, kad jau tik kai kalbi su žmogumi, kad jisai realiai šarina tas, kaip pasakyti, jisai supranta, apie ką jisai kalba, nes pas jį yra ta informacija. Aš esu sutikusi tokių žmonių, kurie jie net nežino, kad jie turi tą, ir tu realiai matai, kad jie turi tuos archyvus. Jie net nežino to. Ir neapsimoka jiems sakyti, nes tokie žmonės, pavyzdžiui, gali būti net, sakau, kaip nespiritualiniai. Tai čia tokia įdomi yra pakopa ir čia žmogus, jo dažnai yra tas laiptelis, kai jisai mokinasi dar daugiau. Pirmoje mes pažįstame žemę, ne? O antrame sluoksnėje mes kaupiame dar daugiau žinių į save ir galime netgi per vieną gyvenimą kaupti žinias ir paskui plyštam, nes mums reikia pasidalinti. Kaip man, pavyzdžiui, yra toks poreikis dalintis informaciją. Kartais būna, kad galvoju, nafik man tos informacijos čia dalintis, vis ir taip žino. Bet kai pradedi šnekėti, atrodo, kad labai daug kas nežino, ką aš žinau, ne? Bet ir yra pas kitus žmonės taip pat, kai net neina į viešumą ir jie tiesiog, žino daug dalykų, bet atrodo, kad visi tai žino. Supranta, toks yra jausmas vidinis, kad atrodo, čia elementaru, visi tai turėtų jau žinoti. Tai trečias lygmuo yra toks, kad tokios sielos jau ateina su integruota tokia, gal sakyčiau, ne tai, kad misija būtų, bet
integruotas toks pas juos stiprus jausmas, kad jie turi kažką pakeisti globaliai. Ir jeigu vėlgi vaikai nėra užmigdomi vaikystėj, tai tokie vaikai dažnai kalba, mažai jau, kad aš, pavyzdžiui, ten būsiu prezidentas, ne? Arba aš ten būsiu kažkoks bankininkas, arba aš ten būsiu šokėja. Ir jie labai stipriai tą jaučia nuo pat gimimo. Ir aišku, vėlgi priklauso nuo žmogaus ir priklauso nuo šeimos, ne? Kaip jį augins. Tai va tokie žmonės trečioj pakopoj yra tokie, kurie ateina pakeisti žemės sistemą. Tas yra susijęs su žmonėmis. Pavyzdžiui, moksle, medicinoj, pinigų sistemoj. Ir tai gali būti ne tik pozityvas, tai gali būti taip pat negatyvas. Tai va tokie dalykai, tokie žmonės kaip Hitleris, kaip prezidentai, netgi galima sakyti, kai kurių šalių, jie yra būtent tokie trečiame lygmenyje ateinantis ir dažnai jie kartoja pastoviai. Tai realiai, kuo daugiau tu patrolių atlieki, tuo stipresnė informacija užsilieka, aišku, sielos archyvose. Ir kai vaikas gimsta, jisai tuo labiau jaučia. Bet šitas trečias ciklas yra taip pat ateinantis su tokia jau atsakomybė. Kaip čia pasakyti atsakomybė? Tai, kad čia yra daugiau ne pačiam žmogui. Čia yra daugiau ir dėl žemės pačios ir dėl kitų. Tai galima sakyti atstatymas čia balanso. Tai sakau, ne tik pozityvas ir ne tik negatyvas. Nes, kaip pavyzdžiui, tam tikri karai yra reikalingi tam, kad visiems nebūtų blogai. Žiauriai čia skamba, bet, žodžiu taip, balansas turi būti tiek negatyvas, tiek pozityvas žemėje, nes toks yra žemės konceptas, tokios yra žemės programos. Tai pati žemė gali taip pat nušluoti viską vienu momentu ir sunaikinti visus. Nes jai ateina jau bloga nuo tų parazitų žmonių. Tai vat, kai ateina tokie momentai, tai žemė ir nušluoja. Tai čia iš tikrųjų apie žemės ciklus aš galėsiu papasakoti netgi kitą kartą, kadangi dabar aš kaip matau, kad yra tas pabaigimas žemės ciklo ir žmonės būtent bando tai sustabdyti. Ir taigi, apie sielą, iš tikrųjų, tiek būtų ir apie žmogaus ciklus, tas pakopas žemėje. Kad nebūtų per daug informacijos, šiam kartui gal ir užteks.